Sveiki visi, agurkų metas. Ir štai jeigu turite tokių truputį peraugusių didelių agurkų, tai žinau labai gerą receptą užvakuoti. Labai skanu žiemą. Ir agurkai tikrai nereikia išmesti. Pirmiausia, juos nulupam. Ir supjaustam. Tai tokiom maždaug skiltelėm. Maždaug 4 mm. Tokios skiltelės. Reikia stengtis maždaug vienodam skiltelėm ir pilam į indą. Nuskutam. Labai lengvas receptas, bet tik patikėkit, tikrai labai geras. Ir maždaug vienodais gabaliukais. Agurkai supjaustyti. Dabar čia dedam 3 lauro lapus, garstyčių grūdelių, cukraus, obuolių acto, taip pat druskos. Dedu porą šaukštų, paskui paragausiu, dar galima dadėti. Ir sudarkuojam česnaką. Galit pjaustyt, bet tarkuotas geriau pasiskirstys. Dabar labai gerai išmaišom. Galit paragauti, ar užtenka druskos. Du + 1 šaukštelį dadėsiu. 2 be kaupo. Ir vieną štai tokį galim tada be kaupo taip pat. Ir užpilam vandeniu, litro vandens. Receptą visą rasite pačioj video. Jeigu nerandat, tai tada paspauskit žodelį daugiau ir tada atsidaro visas receptas. Jeigu reikia daugiau vandens, galite pilti daugiau, bet tada agurkai labiau plaukios stiklainėje. Ir dabar 2 valandas laikom, kad pasimarinuotų, kas kart vis permaišant. Štai ten.
Praėjo 2 valandas, pasimarinavo agurkai. Dabar pamaišydami kartais verdam tol, kol agurkai pakeis spalvą. Neilgiau. Ir tada dėsime stiklainį. Dar galit paragauti druskos. Ir kitų prieskonių ir užtenka. Stiklainius kaitinu orkaitėje. 20 minučių nuo įdėjimo. 200 laipsnių temperatūra. O dangtelius tiesiog paimu degtinės. Ir prašluosto šitai. Galima plikyti, galima kaitinti orkaitėje, bet man patinka geriausiai taip. Paprasčiausiai ir patikimai. Kiek metų jau darau. Viskas puikiai. Taip. Jau agurkai po truputį padeda užvirti, bet spalvos dar nepakeitė. Na štai agurkai pradėjo keisti spalvą, dabar dar pilu aliejaus truputį. Užverdam ir išjungiam. Kažkur tai verda apie 5 minutės. Pervirti negalima, nes bus košė. Dabar greitai dedam į stiklainius. Labai karšta. Užpilam skysčių pilnai. Užsukam dangtelį. Ir apverčiam. Pridedam. Svarbiausia nepervirti, nes bus ir košė, ir bus blogas skonis. Ir užpilam. Gerai, užsukam. Ir apverčiam. Ir taip visus. Štai tiek gavosi pjaustyto agurkėlių. Daugiau kaip 3 litrai truputį. Tai kokie puikus.
Labai lengva padaryti ir yra kur dėti tiesiog pasenusius agurkus, galima ir nepasenusius. Bet dažnai būna šeimininkėm lieka daug agurkų peraugusių ir nėra kur dėti, o čia labai geras receptas. Taip kad jeigu norit daugiau receptų, siūlau įsigyti mano knygutę. Ten visokiem atvejam gyvenimo receptai. Rasit nuorodas apačioje video ir visą knygutės aprašymą toliau. Taip kad sėkmės ir skanaus. Gerų ruošinių žiemai. Sveiki visi, kas mėgstate sveikai ir skaniai pavalgyti. Patariu įsigyti mano naują konservavimo knygą Geriausi konservavimo receptai. Štai tokia nedidelė kompaktiška knygutė. Pradžioje truputį apie autorių. Čia yra ženkliukas, kurį nuskanavus papulsite mano YouTube kanalą Skonių parkas. Štai, kaip užmarinuoti pievagrybius, šaldyti grybai, baravykų šaldymas, marinuoti baravykai, marinuoti grybai savo sultyse. Skyriai atskirti mano autoriniais meno tapybos ir drožybos darbais. Pats skumbrės, baklažanų, pomidorų mišrainė, skumbrė aliejuje, žuvis pomidorų padaže, įvairi žuvis aliejuje. Kiaulienos kepenų paštetas. Nuotraukos taip pat darytos mano. Tinginių balandėliai. Plovas stiklainėje. Vištienos paštetas. Sūdyta šoninė tik per 5 minutės. Mėsos ir daržovių užtepėlė. Kaip skaniai pasūdyti lašinukus. Perlinių grikių kruopas su mėsa. Žirniai su mėsa. Troškinta vištiena. Burokėlių sriuba. Burokėlių salota su cukinija. Daržovių užtepėlė, šašlyko skonio cukinija, pomidorų cukinijų padažas, daržovių mišrainė su pupelėmis, daržovės būtinos kiekvienai šeimininkiai ir viskas stiklainiuose. Daržovių mišrainė be acto ir be cukraus. Viskas apgalvota, knygoje pakoreguota, kuo mažiau cukraus, actą naudoju tik tai obuolių, štai moliūgo padažas, bajoriškos salotos. Cukinijų mišrainė su česnaku, mišrainė vitaminų bomba. Kopūstai korejietiškai, labai daug kopūstų receptų, agurkų, paprastas greitas kopūstų rauginimas su cukrumi, be cukraus, kopūstai su pomidorais, kopūstų salotas su paprika ir pomidorais, kopūstų ir agurkų salotos, šviežių kopūstų salotos, kaip rauginti kopūstus. Skaniausias pomidorų padažas. Pomidorų salotas korejietiškai. Štai pomidorai ant sniego. Viskas padaryta labai sveikai. Pomidorų sultis plus pomidorų padažas. Žalių pomidorų mišrainės. Su paprika pomidorai. Su petražolėmis. Rauginti agurkai. Rauginti agurkai greitam valgymui. Agurkinė sriuba. Agurkai pagal močiutės receptą. Su kalendra, taip pat agurkai pomidorų sultyse. Visokių receptų. Su česnaku. Kaip greitas marinuoti. Taip pat yra keletas lapų užrašams. Ir šitas yra turinys, kad greičiau galima būtų surasti norimą receptą. Štai receptai iš agurkų, receptai iš pomidorų, receptai iš kopūstų, mišrainių receptai, cukinijos, burokėlių, mėsos, grybų, kiti receptai, žuvies receptai. Tai štai. Konservai labai patogu, kai reikia greitai ką nors pavaišinti, einant į gamtą ar norint greitai pavalgyti. Dabar ši knygutė kainuoja labai nedaug. Ją galima nusipirkti internete, internetinėje prekyboje, tai knygos LT ir patogu pirkti. Po video rasite nuorodas
Jeigu nesimato nuorodų, tai paspaudžiat žodelį dar daugiau apačioje video ir tada atsidaro nuorodos. Visi aprašymai. Taip kad skanaus ir sėkmės. Žiemą tikrai nesigailėsit. Valgysit skaniai ir sveikai.